Nu, man trūksta darbo. Aš esu vyrėja pati. Žinot, jau stažas 28 metai. Nu ir niekur negaliu užsikabinti, nors valytojos kokios darbo negaliu niekur. Nu, sveikata mano nelabai, pas mane ir stuburas, ir viską, žinot, pas mane. Ir vatki, peršalimas labiausia. Su gerklė man. Nu, tiesiog dasideda, vat. Prie maisto va šitie, kur gauname, už tą stiklą, plasmasę, už butelius. Dasidedu pragyvenimui. Žinot, nemiga, nėra darbo, vat, nesimiega. Išeini visą dieną laukia prabūni, tai kitaip kažkaip. Tai. O namuose nerandi vietos, žinot. Nėra tiesiog ko užsiimti. Europos komisija 2010-uosius paskelbė kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi mažinimo metais ir jau pradėjo šią veiklą. Žinoma, daugiausiai skurdą sąlygoja šiandieną nedarbas, ekonominė situacija. Tai būtų objektyvios priežastys, bet jas amortizuoti privalo valstybė savo ekonominę ir socialinę politiką tiek, kiek yra pajėgi. Be jokios abejonės, šalia objektyvių priežasčių visada atrasime ir subjektyviasias, kas priklauso nuo paties žmogaus, nuo jo išsilavinimo, jo polinkių ir jo atsakomybės. Lietuvoje beveik 4% vaikų auga socialinės rizikos šeimose. Daugumoje, kurių dėja gyvenimo vertybės dažnai yra siejamos su alkoholio vartojimu ir nieko nedarydami mes tiesiog pasmerktume vaikus gyvenančius tokiose šeimose. Už ekranų ribų, šiaip Lietuvoje kiekvienas. Tai, ką darysime patys savo pavyzdžių, tik taip galime įtakoti mūsų šalį, mylėti, būti patriotais ir suprasti, kas tai yra Lietuva. Aš noriu pasakyti tiesiog didelį ačiū visiems tiem geriem ir šviesiem žmonėms, su kuriais man tenka susidurti kasdienybėje, su kuriais tenka, kurie dirba visų likusių Lietuvos žmonių labui ir labai jų paprašyti, niekada nemesti savo veiklos. Ir jeigu bendra savanorių, kurių veikla tikrai aktyvėja, viso nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių bendra veikla ir aprims visas rytis, tai kiekvienas iš mūsų aktyviau dalyvaudamas visuomenės gyvenime stipriname tiek savo gebėjimus, tiek ir galimybės.